100 000 kilometrų. Tai yra toks bendras tavo visų kraujagyslių ilgis. Įsivaizduok, ką jos daro tavo kūne. Jeigu tu jomis nesirūpinsi, tai tu tuoj pat papildysi tą statistikos grafą, kurioje yra susirgimai širdies ir kraujagyslių ligų sistemomis, bei apie tave kalbės, kad tu esi statistikos vienetas tiems, kams virš 40, tai yra visų vyrų kūno pokyčiai. Tai yra normalu tavo metų. Ne, tai nėra normalu tavo metų. Jeigu tu dabar nesirūpinsi savo kraujagyslėmis, tai vėliau bus dar sudėtingiau. Ką reikėtų daryti? Tu privalai gerti vandenį, apie tai aš kalbu ir kalbu, gerti vandenį. Tavo racione turėtų būti antioksidantai, fermentai. Tu privalai leisti savo kepenims lengviau kvėpuoti, tiksliau valyti savo kraują nuo toksinų ir nuo grybelio. Ką daryti? Nežinai? Parašyk, pasakysiu.